Šiandien vidurdienį 2012-2016 metų kadencijos Seimas susirinko į pirmąjį posėdį. Naujojo parlamento darbas prasidėjo iškilminga dalimi istorinėje kovo 11-osios salėje. Buvo sugiedota tautiška giesmė. Pirmajam posėdžiui vadovavo vyriausia 76 metų amžiaus Seimo narė Vida Marija Čigriejienė. Į pirmąjį posėdį susirinkę parlamentarai pirmiausia po vieną prisiekė Lietuvos Respublikai. Aš, Kristina Miškinienė, prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai. Prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemę vientisumą. Prisiekiu visomis išgalimis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Te padeda man Dievas. Tokį Lietuvos konstitucijoje įtvirtintą priesaikos tekstą, padėjusi ranką ant konstitucijos pagrindinio šalies įstatymo, Konstitucinio teismo pirmininko Romualdo Kęstučio Urbaičio akivaizdoje perskaitė Kristina Miškinienė. Jaučiu jaudulį, nes atsakomybė iš tiesų didžiulė. Čia Seime laukia nauji dideli darbai. Šiuo metu turbūt labai svarbu, kad Lietuva galėtų sėkmingai žengti į priekį, patenkinti lūkesčius tų žmonių, su kuriais mes buvom susitikę, kurie tikisi. Ir aišku, labai norėtųsi, kaip senai savivaldybininkai, kad pokyčiai įvyktų kiek įmanoma greičiau. Bet kai teko jau susipažinti su procedūromis Seime, dėja, čia viskas nevyksta taip greitai, kaip norėtųsi. Dar sykį noriu labai padėkoti už pasitikėjimą ir dėsiu visas pastangas sąžiningai tarnauti mūsų tėvynei, jums visiems, brangūs žmonės. Ir gal kokį vieną kitą konkretų pažadą druskininkams ir lazdijams? Vis tiek buvote susitikimuose su žmonėmis, žinote jų lūkesčius. Tai ko būtent labiausiai reikia ir kas jūsų galioje ir valioje bus padaryti tas būtent pirmasis darbas? Nežinau, ar pirmasis, bet didžiausia mano svajonė, kad regioninė politika būtų palanki vystyti verslus, didinti darbo vietų skaičių, ne tik didmiesčiuose, bet ir mažuose miestuose, kaimuose, nes kiek teko bendrauti su žmonėmis, susitikti, didžiausi lūkesčiai vis tik tai, kad visi turėtų darbo vietas. Niekas nenori gyventi iš socialinių išmokų. Gal yra dalis visuomenės, bet vis tik tai tie žmonės mąstantis, kiekvienas norėtų dirbti ir būti naudingas savo kraštui, būti naudingu savo šeimai. Tai aš manau, kad yra receptai, kaip taip galima padaryti, kad kiek įmanoma plačiau sudaryti palankes sąlygas verslui, kurti naujas darbo vietas, pasinaudojant Europos Sąjungos paramos finansavimu sekančio laikotarpio, o taip pat ir stengtis pritraukti investuotojus iš svetur, tik kad atsirastų darbo vietos, kad pas mus vėl atsigautų galima ir pramonė, kad ir nedidelės mažos įmonės perdirbimas. Tai, manau, būtų labiausiai naudinga ir mūsų kraštui, ir visai Lietuvai. Kaip dažnai lankysitės druskininkuose? Stengsiuosi kiekvieną savaitę. Ir druskininkuose, ir lazdijuose, nes apygardiniam darbui čia skiriamas pakankamai didelis dėmesys ir palaikyti nuolat ryšius su rinkėjais tiek druskininkuose, tiek lazdijuose man iš tiesų labai svarbu. Stengsiuosi nuolat apsilankyti ir papasakoti apie visas aktualijas, kas vyksta čia ir, aišku, įsiklausyti į žmonių nuomonę. Naujai prisiekusią Seimo narę pasveikino ilgametis jos kolega, Druskininkų savivaldybės meras ir Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas. Mes turime ne tik druskininkai, bet ir lazdijai savo atstovę Seime ir aš manau, kad turime mes ne tik tai gerą, bet labai gerą atstovą. Ta atstovą, kuris daug metų dirbo ne tik savivaldoje, bet ir savivaldos klausimais, kaip mokymo centre ir kito. Aš manau, kad tai žmogus, kuris neišpuiks, kuris ir toliau supras eilinių žmonių problemas ir tuo pačiu savivaldos problemas. Ir tikiuosi, kad tiek ir
kaip savivaldybė, taip ir asociacija, Lietuvos savivaldybių asociacija turės tikrą savivaldybininką, tikrą atstovą Seime, kuris spręs tas problemas, kurios yra. Kokias didžiausias viltis iš tikrųjų siejate būtent su Kristina Miškiniene? Aš manau, kad turėtų pajudėti reikalai ir apie tiesioginius merų rinkimus. Aš manau, kad turėtų vis tik tai daugiau funkcijų būti savivaldoje, būtų galimybė spręsti ir be abejo turint atsakomybę už tos sprendimus, kuriuos mes priimtume. O ko palinkėtumėte jai pačiai tapus Seimo nare? Be abejo, palinkėčiau nenutolti nuo žmonių, įsigilinti į tas problemas ne iš aukštumų, o būtent iš tos kasdienybės, kurioje buvo iki šiol, ir tiesiog turėti savo stuburą, savo nuomonę ir sugebėti tai apginti. Šiandien prisiekė 135 naujos kadencijos Seimo nariai. Prisiekę Seimo nariai įgijo visas tautos atstovų teises.